Sveiki visi sugrįžę. Šiandien turime dar vieną naują svečią. Tai Emilis. Prašau, prisistatyk, ką veiki, ko gal kažkas nežino, ką veiki. Labas, tai pirmiausia, ačiū už pakvietimą. Tikriausiai toks greitas prisistatymas, tai padedu žmonėm pradėti investuoti ir galbūt, taip sakant, sakykime, teisingai investuoti ir darbinti pinigus. Tai lektorius, finansų konsultantas, edukatorius, video turinio kūrėjas, čia kuri rolė labiau tinka, tą ir naudojasi tą dieną, tai šiandien truputį labiau gal lektorystės pusę užkabinsim. Aha, jo, būtinai paklausim, bet pirmiausia turbūt labiausiai žiūrovam įdomiausias klausimas, kada pradėjote pats investuoti, ar prasidėjo kanalas ir pradėjote investuoti, ar kaip, ar... Oi, gerokai anksčiau čia. Tai vėl ta visa istorija galbūt prasidėjo, sakyčiau, dar 13-14, tai pradėjau žaisti pinigų srautą. Nežinau, ar teko girdėti, bet čia... Esu girdėjęs. Nu, Kiyosakio sukurtas žaidimas, tai visi dažniausiai girdėjo turtingas tėtis, vargšas tėtis. Yeah. Tai sukurtas žaidimas yra pinigų srautas, angliškai cash flow, lietuviškai, man rodos, nebėra jau žaidimo pasiekiamo. Cash flow yra tik. Jo, cash flow tikrai galima nusipirkti, bet mintis buvo tiesiog šeimoje ir ten buvo žaidimas sukurtas ant pabėgimo žiūrkių rato. Tai mintis, kad tavo pasyvios pajamos padengs visas tavo aktyves išlaidas, nu, ir tu gali finansiškai būti nepriklausomas. Tuo momentu man tai, aišku, buvo tik tai stalo žaidimas. 18 tai tapo pirmų akcijų, taip sakant, pasibandymas ir investavimas ir gan greitas nudėgymas. Po to ta strategija labiau pasisuko į pasyvų pasirinkimą ir kanalas iš tiesų gimė jau tada, kai mano investicijų portfelis buvo gan žymus, bet aš tiesiog norėjau papildomos strategijos, į kurią aš norėjau investuoti daugiau laiko. Ir tada buvo tokia savo užpakalio spardymo vos nedalis, kad jeigu aš jau dalinsiuos tuo viešai, nu, tai aš tikrai pasidarysiu savo namų darbus. Ir vos ne kanalas gimė su idėja, vos ne kaip save motyvuoti, kad iš tiesų pasidaryti namų darbus ir analizės ir po to išsivystė į visiškai naują veiklą, tai va, tai irgi toks. Ja. Tai galima sakyti nuo 18, kai... Jo. Tikrai, pirmi sandoriai nuo 18. O kokių dar būdų investuoti pradėjote? Nes aš pavyzdžiui, čia yra labai nepopuliarus iš tikrųjų būdas investuoti. Man visada, kai būdavau mažas, patikdavo Lego. Tai yra iš tikrųjų kaip collectible item realiai. Ir labai daug žmonių renka tuos ir daug kam yra įdomu. Ir aš pavyzdžiui esu ir dabar nusipirkęs, laikau kažkiek rinkinių neišpakuotų, aišku, jie turi būti didesni, nes mažesni labai su shippingu tada ir visa kita, bet čia niuansai. Tai aš tokį netradicinį būdą investuoti esu į tą pradėjęs, aišku, ir akcijų turiu, realiai dėka jūsų, iš esmės dėl kanalo. Ir kokių jūs gal netradicinių būdų investuoti žinote, gal pats? Išbandęs tai daug, ypač kai dirbi vis tiek edukatorium, tai aš turiu tą mintį visą laiką, kad nekalbėti apie tai, ko nedarai, ir tik iš teorijos pusės nelabai sąžininga yra kitų žmonių pusė. Tai man atrodo visą laiką turėtum pats išbandyti, praeiti praktiką ir tik tada dalintis, jeigu nori dalintis. Tai iš tų, ką išbandęs, tai tradicinių, taip sakant, nekilnojamas turtas, akcijos, obligacijos, visos skolos vertybiniai popieriai, čia tikriausiai patenka į tą tokį labai pažįstamą pasaulį. Vėl visi išvestiniai produktai, tie patys fondai, ties pačios žaliavos, tos pačios ateities sandoriai, visokie opcionai, čia jau prasideda tokie labai specifiniai, kur jau reikia žinių. Bet tavo įvardintas Lego yra alternatyvios investicijos ir alternatyvių investicijų toks, sakykime, subsektorius, kuris yra collectibles bendrai. Tai čia monetos patektų irgi teoriškai po to pačiu, vos ne kolekciniai daiktai, kurie turi tam tikrą vertę tam tikroje grupėje. Tai irgi vėl vynas, menas, čia, žinai, išsiplėsti galima labai daug. Tai labiau galbūt akcentas yra, kad jeigu jau renkėsi tas labiau specifinės investicijas, tikėtina, kad tavo žinios, lyginant su vidutiniu investuotoju, taip, ir va čia ir atsiranda, jeigu pas tavai yra noro šioje vietoje domėtis, kuris Lego yra galbūt tas, kuris gali duoti tau tą investiciją. Dažniausiai pačiam patinka, tai pagal jeigu tai žiūri. Tiesiog šaltai atėjus ir sakant, aš mačiau, nes draugas investavo, tai manau, čia būtų vienas blogesnių pasirinkimų. Tai vat, aš galbūt, jeigu nėra to papildomo dėmesio ir noro išmokti daugiau, likčiau prie standartinių pasirinkimų, nes tai duoda dažniausiai tokio pasyvaus investavimo gražo ilguoju laikotarpiu, kur jeigu jau yra dėmesys, yra noras išmokti netgi daugiau ir sužinoti daugiau, tai kur laikas dažniausiai, kur fokusas, ten ir rezultatas atkeliauja.
O šiaip pagal, kaip pagal profesiją, kas jūs esat? Pagal profesiją aš tikriausiai eičiau ekonomikos pusėje, tai vis tiek bakalauras pabaigtas ant tokios ekonomikos vos ne ir verslo gal vadybos toks miksas gavosi pas mane kaip pasirinkimas. Vėl, mano patirtis iš darbo pusės iš viso pačioje pradžioje buvo, kai aš pradėjau investuoti, viskas buvo karjera ir aš pasistatęs 10-mečio karjerą logistikoje ir tada pradėjęs hobį kalbėti apie finansų visą pasaulį, kuris per 5 metus, o dabar tapo visiškai mano visų pasaulių ir visa tavęs karjeros dalis, kur aš, taip sakant, stačiausi korporacinėje pusėje viską, perėjo į tą, kad aš noriu pats savo, su finansais ir iš tiesų tas, kas mane labiau veža gal, tai va irgi toks gan šuolis didelis, sakykime. Taip. Ir dabar pats dėsto, taip? Standartiškai pas mane didžioji dalis laiko dabar yra turinio kūrimas tiesiog. Tai vėl tas lektorystės, kur ateiti pranešimus, verslo pranešimus daryti, padėti žmonėm pradėti investuoti ir, sakykime, yra toks kaip side hustle, galbūt netgi įvardinčiau, toks nebūtinai pagrindinis fokusas, man tiesiog patinka ateiti pabendrauti apie pinigus, mano kiekvienos dienos vis tiek tema. Bet labiau galbūt fokusas visas yra turinio kūrimą, kuris pats iš savęs padeda žmonėms išspręsti problemas. Tai vat, kaip paminėjai, kad kanalas jau padėjo pradėti žengti finansinius žingsnius tam tikroje sferoje, tai vat šitas tikriausiai yra man didžiausias pliusas, nes matomai, vieną žmogų konsultuojant, tu turi tam tikrą laikotarpį, kiek tu jam gali padėti. Taip. Vieną sukurt specifinį edukacinį video, kuris gali padėti 100 000, 10 000 žmonių, yra teoriškai, man atrodo, daug didesnis grąžos elementas. Tai vat, per tą prizmę dėti. Irgi realiai kaip investavimas. Investuoji kažkiek laiko ir galų gale akumuliuojasi, daugiau žiūrovų susirenka ir tu per tą patį laiką gali konsultuoti daugiau žmonių iš esmės. Tiesa. Vėl, konsultavimas visą laiką dažniausiai nugali, nes gali išsigryninti vieno žmogaus situaciją. Psichologinė dalis, lūkesčiai, įsitikinimai, čia yra labai tas jau sunkesnis dalis, bet vėl didžiai daugumai pati pradžia yra labai panaši, vis tiek tą situaciją susitvarkyti reikėtų, tą pradinę, kur esi, išsiaiškinti kokie tikslai ir tada jau judėti pagal specifinę investavimo strategiją, kad tą pasiekti. Tai galbūt, kad nesikartoti tos pačios pradinės žinutės vėl ir vėl, čia labai pagalba ateina tas edukacinis turinys, nes didžiai daugumai bus labai panašus, ten 95%, kur po to jau, kai ateinam prie investavimo strategijos, ir tada atsiranda. Lego mėgsti, iš kur aš žinosiu, ar žmogus, kuris žiūrės, tai sakant, turės tą ar neturės. Tiesiog kaip pavyzdys. O šiaip, kaip čia dabar paklausti, pirmiau paklausiu kontroversalų tokį labiau klausimą, nes dabar labai šiaip populiaru tarp jaunimo ir apskritai labai kylanti, nežinau kaip čia pavadinta rinka ar nerinka, bet kripto. Tai kokia nuomonė apie kripto yra? Žinai, kokiam kontekste? Jeigu dabar argumentas yra mesti visas investicijas į šoną ir viską suinvestuoti į vieną pasirinkimą, taip sakykime, iš kripto pasaulio, tai aš sakykime, prastas pasirinkimas, nes labai didelė rizika ir potencialiai arba labai dideli rezultatai, arba labai tikėtina galbūt prasišauta, nes tam tikros edukacijos nėra ir labai dideli, sakykime, minusai, kurie tiesiog atmuš žmogų nuo investavimo pasaulio bendrai paėmus. Dabar jeigu tai yra naudojama proto ribose kaip papildoma turto klasė, kuri gali tavo portfelėje sudaryti tam tikrą dalį, labai už. Vėl, čia kai kuriems žmonėms labai tiks, kai kuriems žmonėms labai netiks. Ir tikriausiai aš čia vieną pagrindinių dalykų, kurį matau pradžioje, daugelis iššoka pamatydami tą potencialų pliusą, bet nesusipažįsta su rizika. Ir dabar taip lengvas pratimas pasibandymų yra, sakykime, investuojam lyginamai dar mažas sumas, bet paimkim tokią, kad jau žymesnę sumą, kurią įdėjom. 1000 eurų. Tiesiog, kaip investicija. Tai dabar sėdim ir galvom, gerai, 50% minusas yra kaip galimybė kripto rinkoje? Laisvai, per vieną dieną gali įvykti. Gerai, tai dabar 500 minusas tikėtina tavo situacijos per daug nepakeis, nes tau užtruks mėnesį, galbūt 2, galbūt mažiau, galbūt daugiau, taip sakant, atpirkti tą portfelio minusą. Pridėkim 0. Kas jeigu tai yra 10 000? Kas jeigu tai yra 100 000? Kas jeigu ta svyravimo suma yra daugiau negu ką tu uždirbi per ateinančius 3 metus? Kažkuriuo momentu emocija gali perimti tą viršų ir tu tada tiesiog uždarysi tą investiciją, sakysi, investavimas visas yra skemas, aš niekada daugiau čia negrįšiu. Ir vat šito labiausiai bijau, nes daugelis žmonių tiesiog pabėgs iš investavimo pasaulio per pirmas tas, sakykime, meškų rinkas galbūt įvardinkime, tuos sviravimus žemyn bendrai paėmus. Tai
kaip turto klasė, taip apibendrinant, tikrai galimas variantas, bet aš kaip visą laiką su papildomom investicijom specifinėme sektorėje niekada nežaisčiau 100%. Tai reiškia, neinam su, žinai, all-in mintimi, kad visos investicijos tik tai čia nais. Ja, tai bitkoinas galima sakyti, kad yra investicija. Pats turiu. Istoriškai tai labai realiai gera investicija. Tiesa, bet, žinai, tavo tas komentaras istoriškai iš karto truputį parodo tam tikrų dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Kiekviena investicija, jeigu tu peržiūrėsi, dažniausiai būna tas labai smagus statementas arba įvardinimas, istorija negarantuoja ateities. Yeah. Ir kuo ilgiau sėdi finansų sferoje ir kuo galbūt daugiau edukacijos šitoje sferoje pražiūrė, yra daug investicijų, kurios tam tikrų momentų buvo pats geriausias pasirinkimas ir staiga turėjo dešimtmečius, kur atnešė minusinius rezultatus. Čia kažkuriuo momentu mes kalbėjom apie žalią energiją dar gerokai anksčiau 19-20 boomą, 10 metų anksčiau. Ir tas dešimtmetis pačioje pradžioje iššovė ir po to turėjom gal 8 ar 9 metus, kur važiavo viskas po 80% į minusą. Niekas nekalba apie tą dalį. Kažkuriuo momentu visa, sakykime, čia labiau tokios gal specifinės investicijos, bet specifiniai sektoriai, kurie turėjo labai gražius ten metus, 2 arba 3, pritraukė didelį kiekį investuotojų, visi atkeliavo pačioje viršūnėje ir tada gavo labai didelius minusus. Tai čia galbūt grįžtam prie mūsų pirmojo pavyzdžio su Lego, kur jeigu tu investuoji rimtesnės sumas, tu turi būti tas žmogus, kuris supranta truputį daugiau apie tą rinką negu vidutinis investuotojas. Jeigu tu tiesiog investavai, nes tavo draugas investavo, čia tikriausiai bus pats prasčiausias pasirinkimas, ką gali iš investavimo pusės padaryti, nes tiesiog nesupranti rizikos. Tai man tikriausiai labai tas įsišviečia, žinai. Ir jeigu tavo vienintelės strategijos argumentas, kodėl tu investuoji, nes anksčiau buvo geri rezultatai, irgi kaip čia, gali būti skausminga per pirmuosius tos kalnelius. Bet vėl, tai tikrai yra investicija, kuri jau dabar yra institucinių, taip sakant, žaidėjų, kas yra milžiniški bankai, milžiniški verslai, pripažįstama kaip pasirinkimas, į kurį keliauja ne 100 milijonų pastoviai. Tai sakyti, kad čia jau yra, taip sakant, nieko vertas įrankis ir niekas tenais, taip sakant, nieko neuždirbs, irgi yra nesąmonė. Čia, taip sakant, nebūčiau šioje vietoje tas naivus žmogus, kur sakysiu, kriptovaliutos neegzistuos už 5 metų, nes mes turime labai gerą, taip sakant, pavyzdį, kaip tai užima vis daugiau ir daugiau pasaulio rinkos iš finansų pusės. Ja. Dar vienas, nežinau, čia irgi kaip trendas, sakyčiau, day tradinimas. Kai tiesiog dieną atsisėdė, atsidaro marketas ir tu lauki, kada pirk, kada parduot ir yra dabar, nežinau, sukurtas toks kaip įvaizdis social media, kad jeigu tu day tradinsi, tai čia vos ne pats geriausias būdas užsidirbti pinigų, nes tu praktiškai tiesiog sėdi ir, asmeniškai tai man atrodo, kad čia yra lošimas day tradinimas, bet daug yra pavyzdžių, kur taip tai yra įmanoma, bet tai būna kaip 1%, bet labai daug kas bando patekti į tą 1%, tai ką norėtumėte? Šioje vietoje labai kritiškas. Ir čia statistikos turim labai daug. Ir vėl, galbūt aš per truputį tokią didesnį prizmę paaiškinsiu, tai tradinime apskritai tame akcijų pirkime pardavime mes turim suprasti, kad kiekvieną kartą, kai mes perkam akcijas, mes perkam iš kažko. Kažkas šiuo atveju pardavinėja. Tai kai tu galvoji, kad šiuo metu yra pats geriausias laikas nusipirkti šitą kompaniją, kažkas kitoje pusėje ją pardavinėja. Vėl, jeigu mes argumentuojam, kad vienas žmogus gali atsisėsti, praleisti kažkiek valandų laiko ir išmokti, sakykime, efektyviau investuoti, negu kompanija, kuri samdo šimtus žmonių, turi atskirus departamentus ir milijardus turto tam, kad laimėtų prieš tave ir prieš visus, sakykime, tuos mažmeninius investuotojus, tai mes iš karto žaidžiam tokį žaidimą prieš galiotas, sakykime. Tai didžiąją dalimi retail, sakykime, mažmeniniai investuotojai, jeigu jie užsiminės tradinimu, tai yra argumentas, kad tikėtina labai greitai pralaimės visus savo pinigus. Ir ką aš tikriausiai pačioje pradžioje įvertinčiau, yra, kad didžioji dalis žmonių šioje vietoje uždirba iš kursų pardavimo. Tai reiškia, vietoj to, kad tu, sakykime, duotum savo rezultatus, kuriuos tu parodai ir tikėtina tas yra rezultatas iš vieno trado versus 99 yra paslėpti ir neparodyti ir sakai, žiūrėkit, kaip man gerai pavyko, tai
tu pardavinėjai kursą ir tavo grąža tikėtina ateina didžiausia uždarbio iš kurso pardavimo, ne iš tavo paties tradingo. Yeah. Ir visi, kurie argumentuoja, kad tenai, žinai, per metus tu gali uždirbti ten, nežinau, 100, 200, 300% ir panašiai, ten per mėnesį uždirbti 10-20% grąžas arba kartais netgi per dieną. Nu, didžiąją dalimi, vėl negaliu sakyti, šališkai sakyti vienintelį visi skemai, bet 99,99% tiesiog bando tau parduoti kursą, kuriame tu išvaistysi laiką ir nelabai gausi daug grąžos. Dabar dar vienas argumentas, į kurį labai atsižvelgčiau, yra ant kiek tu save įdarbini į neproduktyvę veiklą. Ką aš turiu galvoje? Iš tiesų, tradinimo, sakykime, netgi, čia geriausias pavyzdys bus family office'ai. Family office'ai yra verslai, kurie padeda labai turtingom šeimom valdyti pinigus. Ir ten yra gan aktyvus valdymas finansų, nes yra labai specifiniai parametrai, kiek turi uždirbti, kiek gali rizikos prisimti, kiek gali turtas sviruoti, įvairūs pavyzdžiai šitoje vietoje. Bet jie valdo labai didelius kapitalus, tam, kad tai būtų iš tiesų efektyvu. Dabar, jeigu mes lyginam paprastą žmogų, kuris pradeda pačioje pradžioje savo investavimo ir pradeda investuoti, sakykime, su didesnėm sumom dar neturint net edukacijos, pirmas dalykas statistiškai pralaimėsi, nes tu tikėtina turėsi tiesiog mažesnius rezultatus. Antras dalykas tavo laiko sąnaudos ir net jeigu tu sugebėsi aplenkti kažkokiu magišku būdu rinką dvigubais rezultatais, jeigu tu paskaičiuotum, kiek tu valandų išleidai ir kiek nuo tavo kapitalo tu uždirbai, nuėjus į minimumo atlyginimo darbą, tu uždirbtum didesnius rezultatus. Tai labai tada atsižvelgčiau, ar mano laiko sąnaudos iš tiesų yra teisingai išnaudojamas, kad aš gaučiau geriausią rezultatą. Tai čia tokie du kertiniai dalykai ir vėl, jeigu mes tada judam ne akcijų tradinimo, o valiutų tradinimo, kas irgi labai yra populiarus paskutiniu metu, tas toks, žiūrėkit, kaip galit greitai užsidirbti, tai yra tas posakis, kur 90% žmonių per 90 dienų praranda 90% savo pinigų. Tai, taip sakant, jeigu nori pasibandyti žmonės, edukacija kartais būna labai skausminga, bet kartais reikalinga. Tai irgi tik mesti labai didelės sumas, o ten apie skolinimas ir dėjimą pinigų ne savo į šitą vietą, tai iš viso, taip sakant, uždaryčiau šitas duris, nes labai gali būti skausminga. Kodėl kiekvienas žmogus šiaip turėtų investuoti šiais laikais? Yra klausimas, ar kiekvienas žmogus turėtų, nežinau, į dušą eiti, dantis valytis. Čia asmeninė higiena iš finansų pusės tiesiog gaunasi. Nes vis tiek gyvename pasaulyje, kur pinigai mums duoda prieigą prie paslaugų, prie produktų, prie apskritai gyvenimo kokybės, specifinės, kurios mes norėtume. Tai ar mes turėtume dabar aukoti ten viską, ką galime tam, kad atsidėtume ten, 70-80% savo atlyginimo investicijas? Ne. Tai turėtų būti balansas. Mes turėtume sugebėti ir dabartimi pasidžiaugti, bet tuo pačiu nesitikėti, kad ateitis pasirūpins mumis nieko nedarant. Čia labiau realistiškas pavyzdys yra, kad aš rūpinuos, kad man ir dabartis būtų gera, bet ir ateityje aš neskelbsiu asmeninio bankroto 65. Tai investavimas leidžia man nedirbant įdarbinti pinigus, kurie dirba 24 valandas 7 dienas per savaitę pastoviai ir man per daug nesikišant. Čia geriausias motyvuotas darbininkas, kurį tu gali įdarbinti savo. Ir šiais laikais, kai tai įmanoma keliais telefono paspaudimais, man dažniausiai yra klausimas, kodėl tu nenorėtum, kad tavo pinigai uždirbtų tau daugiau pinigų negu tavo darbo užmokestis per visą tavo gyvenimą. Aš tai norėčiau, su tuo ir dirbam. Taip, iš tikro investavimas labai irgi dabar pradeda trendint, labai daug, net kursiokų, kiek pažįstu, labai daug kas domisi, daug kas investuoja, daug kas tiesiog atsideda ir investuoja į kokį S&P 500 arba Nasdaq 100, tiesiog indekso kaip fondus. Bet man, pavyzdžiui, yra klausimas, kada yra tas laikas, kada išsiimti, nes kai tu dar esi jaunas, sakykime, pradedi irgi nuo 18 metų investuoti, daug kas, pavyzdžiui, pamato, šiais metais priaugo, sakykime, tas visas portfelis, sukaupė plus 1000 eurų, tu nori galbūt išsiimti, bet tu nežinai, nes galbūt dar daugiau auks, turbūt aišku, kad auks, bet galbūt tu kažkam nori jau išleisti, kada yra tas toks, nežinau, balansas, kada tu gali parduoti, kada pirkti. Arba pasilikti ir toliau kaupti. Nes daug kas labai nori tiesiog kaupt, bet taip ir nepanaudoja. Tai dvi dalis.
Pirmas dalykas, jeigu mes kalbam apie bandymą pataikyti, kada yra geras laikas pirkti, kada geras laikas parduoti, statistika rodo, kad tai yra labai skausminga patirtis ir mūsų tas periodinis investavimas dažniausiai išsprendžia mums visiškai tą investavimo pasyvumą ir mums net nereikia žvalgytis papildomai, kada reikėtų kažką daryti. Yra statistika iš Amerikos, kad jeigu finansų kanalus apskritai išjungi, naujienų kanalus finansų sferoje, tavo rezultatai rinkoje didėja. Tai realistiškai mažiau veiksmų kartais yra geriausias pasirinkimas ir čia Charlie Mungeris labai draugiškai pasakė, įdarbini pinigus ir tada palieki juos dirbti, netrukdai jiems. Tai aš sakyčiau, tas žingsnis, kad tiesiog pabandyti pataikyti, kada yra aukštumos, kada yra žemumos, žaidžiat prieš statistiką ir šioje vietoje tikėtina, kad žmogus, kuris tiesiog periodiškai investuos ir žmogus, kuris bandys atitaikyti, vienas turės gerokai didesnius rezultatus ir tie rezultatai per ilgesnį laikotarpį gali būti dvigubai arba netgi trigubai didesni. Tai šitos vietos tiesiog neliečiam, periodiškas investavimas, jeigu norisi to aktyvumo, yra specifinės strategijos, kur dalelę pinigų nuo savo investuojamos sumos atsidedam į tą aktyvų valdymą ir pasižiūrim iš tiesų, ar mums tai yra vertinga ar nevertinga. Galėsim pratęsti šitą irgi, jeigu sudomins būtent tą sferą. Dabar, jeigu mes argumentuojam, kad kada išsiimti iš tiesų jau pinigus, uždaryti ir pradėti juos naudoti, tai čia atsiremiam į tikslą. Dabar, jeigu tu būtum, sakykime, sferoje, kur tu sakai, man dabar yra, 20, 25, aš noriu iki 35 nusipirkti nuosavą būstą. Tiesiog mano pagrindinis tikslas ir aš nieko daugiau nenoriu, man vienodai šviečia vestuvės, vienodai šviečia nepriklausomybė finansinė, man tiesiog noriu nuosavą būstą. Kai kuriems žmonėms labai didelis prioritetas. Tai pasiekus tikslaus per 10-metį, kaip pavyzdys, tada išsiminėjai pinigus. Jeigu kito žmogaus tikslas yra vestuvėms sutaupyti, sakykime, pora. Irgi kitas argumentas. Jeigu finansinė nepriklausomybė, tai aš visą laiką sakau, apibrėžiam skaičiu, pasiskaičiuojam, kokia pinigų suma iš tiesų turėtų būti kapitale, tam, kad tas kapitalas uždirbtų kiekvienais metais tą sumą, kuri jau skaitytųsi finansinė nepriklausomybė. Pasiekiam tikslą, viskas, naudojam pinigus. Šioje vietoje investuoti, taip sakant, tiesiog, kad investuoti, irgi nėra protingas veiksmas. Reikėtų sakyti, aš tiksliai žinau, kiek aš turiu atsidėti per mėnesį, kad su realistiška grąža aš pasieksiu savo tikslų. Jeigu šitą turi, tu būsi užtikrintas, kad pirmą kartą, kai pas tave atsiras gyvenime kažkoks prioritetų klausimas, kur, pavyzdžiui, ar aš turiu 100 eurų atsidėti investicijas, ar man 100 reikia, savaitgaliui kažkokiam vakarėliui, staiga aš nebesveriu tiesiog į investicijas atsidėti, tai ar aš 55 galėsiu būti finansiškai nepriklausomas, ar man reikia 100 eurų šitam vakarėliui. Staiga visai kitas klausimas. Yeah. Tai išsigryninti, kodėl investuojam, aš sakyčiau, daugeliu žmonių labai padės, nes mes turėsim tikslinius žingsnius ir tikslingą sumą, kurią tikrai žinom, kad turim atsidėti. O jeigu tiesiog, kad trendas, visa mano, taip sakant, grupė draugų investuoja, aš irgi investuosiu, gera pradžia, bet aš labai paskatinčiau, jeigu žmonės neturi tikslo, kodėl investuojam, tai paimkim finansinę nepriklausomybę. Kiek laisvės atsiranda pa žmogų, kai pas jį pinigų suma atkeliauja nebe iš tų valandų pradirbtų kažkurioje sferoje, o tiesiog iš to, kad pinigai dirba, taip sakant, pinigai dirba investicijose. Staiga tu gali rinktis, ar tu nori daryti tą projektą, ar nenori, ar tau įdomus projektas, ar neįdomus projektas. Vėl, Hamakė Filipinuose 20 metų neprasisupsim, tikrai, nuobodu bus, taip sakant, 100%, visi nori, pabandysit, pusę metų praeis, sakysit, noriu kažką kitą veikti. Bet turėti tą laisvę, kad aš galiu rinktis, ar šitas projektas yra įdomus ar neįdomus, yra kažkas, ką aš tikrai paskatinčiau labai didesniam kiekiu žmonių pasiekti. Ir jeigu mes vis tiek kalbam, kad didesnė dalis žmonių auditorijos, kuri žiūrės, galbūt yra apie 20 metų, sakykime, tai 40 finansinė priklausomybė yra tiek pasiekiamas dalykas, kad pavydu, taip sakant. Taip, jo. Užsiminėt apie aktyviai valdomus portfelius. Jo. Ja. Gerai, tai čia dabar tikriausiai toks lengviausias paaiškinimas yra Core Satellite strategija. Tai jeigu vizualiai taip pasižiūrim, piešiam didelį vieną burbulą ir sakom, čia mūsų yra pasyvi investavimo strategija, kur aš išsirinku tos pačius indeksinius fondus, kaip pavyzdys galima, kažką, kur aš tiesiog periodiškai investuosiu, atsidėdinėsiu po 100, po 200, po 1000, nepriklausomai nuo žmogaus scenarijaus, bet ilgesnių laikotarpių, kad pasiekčiau savo tikslų per tą laikotarpį. Ir čia gali eiti 100% portfelio. Čia gali būti visos tavo investicijos. Tai gali būti vienas fondas. Taip sakant, pakanka. Šioje vietoje, jeigu žmogus sako, bet investuoju, šiais metais, investuoju į S&P 500, kad 25% kažkur grąža plius minus. Atrodo, bet jeigu aš įdėsiu daugiau darbo, galbūt gausiu daugiau rezultatų.
labai atrodo logiška, nes jeigu darbė įdėsi daugiau darbo, dažniausiai gausi daugiau rezultatų. Su investicijom dėja logika šita nelabai veikia, dažniausiai daugiau darbo reiškia mažiau rezultatų, bet tarkim paimkime tą situaciją, kad tas 100%, kuris keliavo investicijas iki dabar, sumažėja iki 90%. Ką turiu galvoje, jeigu aš investuoju 100 eurų, tai aš dabar 90 eurų dedu į savo pasyvę ilgalaikę strategiją, 10 eurų atsidedu į savo aktyvę strategiją, kur aš investuosiu labiau aktyviai ir žvalgysiuos būtent specifinių pasirinkimų. Tavo pavyzdys galėtų būti Lego. Vėl, 100 eurų investuoju, 500 eurų, 1000, procentas to keliauja į aktyvę investiciją, kurią aš pažįstu truputį daugiau arba noriu susipažinti. Leidžia tau būti ir aktyviam investavime, ir pasyviam investavime vienu metu. Reiškia, tu nerizikuoji savo ateitimi, bet tuo pačiu, jeigu tau per ateinančius 5 metus pamatysi, kad tavo aktyvios investicijos neša, 5% grąžą, o pasyvios važiuoja su 10-15, sėdės ir galvosi, gal vis dėlto verta neliesti šitų dalykų ir tiesiog, kaip čia, investuojam savo laiką į savo veiklą, uždirbam daugiau pinigų ir dedam investicijas tiesiog didesnės sumas. Tai va čia toks miksas tiems, kurie nori to aktyvaus valdymo, bet tuo pačiu nenori rizikuoti savo ateitimi. Jo, aš girdėjęs buvau, kad investavime rezultatai ateina daugiausia rezultatų ateina iš 80% kaip efforts ir ten 20% iš jų ten skill ir kai ten labai jau esi į viską kaip paniręs galvą visiškai. Tai aš tą kaip suprantu, kad tu gali tiesiog investuoti, pasirinkti paprastai tiesiog tuos indeksinius, kad ir fondus, tu gali nesistengti būtinai į tuos aktyvus kreipdėmesio ir tiesiog taip consistently ir judėti į tą. Aš gal pasiginčyčiau su to 80-20%, nes aš manau, tu vis tiek turi būti labai disciplinuotas ir turėti tą tikslą išsigrynintą, kodėl tau tai yra svarbu, nes tu turėsi investuoti kiekvieną mėnesį, ar ten kas savaitę, ar kas 2 mėnesius priklauso nuo žmogaus, periodiškai ilgą laikotarpį ir nesvarbu, ar šilta ar šalta. Tai reiškia, bus situacijų, kai tavo portfelis pakris po 20, 30, 40% ir tu galvosi, gal dabar sustabdyti. Realistiškai tau didžiausia grąža ateis iš tada, kai tas 40% nukris ir tu įdėsi dar tų pinigų, bet tuo momentu emociškai atrodo, gal aš buvau, gal bloga situacija, gal nereikia investuoti. Ir pavojingiausi tie investavimo žodžiai yra, šis kartas yra kitoks. Nes krizių mes turim 10 plus per paskutinį šimtmetį ir turim tą istoriją ir tą periodiškumą ir visi žino, ką reikėtų daryti. Bet per pirmą krizę standartiškai didžioji žmonių dalis sakys, viskas, išlėkiu, ne man, atsisveikinam ir viskas. Ir čia ta baisiausia dalis, kad didžioji dalis žmonių tiesiog atsisveikins su investavimu dar 10-mečiai. Kai paskaičiuojam per studentinių palūkanų prizmę, mes žinom, kad tas 10-metis labai daug kainuoja, taip sakant. Tas, kas investuos ten po 50 eurų nuo 20 metų, tuos pačius rezultatus pasieks, kur žmogus, jeigu investuos nuo 30, nuo 35, 4 kartus, 5 kartus didesnę sumą. Tai mes iš karto turim lyginti, ar dabar atsidėti 50 eurų yra lengva, ar ten, sakykime, 35 atsidėti ten 500-600 eurų ir, taip sakant, tuo pačiu santykiu. Tai aš tikiuosi, kad šitos edukacijos, šitie pokalbiai prives žmogų prie to priminimo, kad kažką girdėjau, kad per krizę nereikėtų pabėgti, kad reikėtų dar pagalvoti truputį pakvepuoti ir bus galbūt tų žmonių, kurie galbūt jau pirmą krizę pragyveno. Ir realistiškai, kas tikriausiai geriausio galėtų nutikti, tai dabar, kas pradeda investuoti, tai per pirmus metus, pirmus 3 galbūt iš tiesų atkeliauti krizę, kad dar sulyginamai mažomis sumomis mes pamatytume tą kalnelį žemyn ir atkilimą atgal. Nes reiškia, pirmą krizę patyrus, dabar aš turiu žmonių, kurie pas mane ateina ir sako, kaip aš norėčiau, kad dabar nukristų viskas, nes iš tiesų atpiktinu ir aš galėčiau daugiau atsidėti pinigų. Tai tą pirmąjį požiūrį, pirmą krizę pragyventą, aš tikriausiai finansų kelionės pradžioje būtų vienas geriausių dalykų, ką gali patirti. O kaip, pavyzdžiui, pačiam studentui rasti tą tokią savo discipliną, kai atrodo dabar dar nieks nerūpi, atrodo viskas bus ar taip gerai ateityje, kaip rasti jam discipliną investuoti ir dėl savęs, ir dėl ateities? Aš labiausiai remiuosi į tą tikslų pusę, nes aš kažkaip visą laiką galvoju, kad investuoti tiesiog su ta žinute, kad tai yra populiaru, kad kažkas kitas daro, kad kažkodėl tai reikėtų, nes, taip sakant, tiesiog fun, arba matau, kad žali skaičiai, taip sakant, kyla, man netrodo, kad sukuria tiek motyvacijos, kiek, sakykime, specifinis tikslo pasiekimas per tam tikrą laikotarpį.
Tai dabar įsivaizduojam, sakykime, žmogų, kurio pagrindinis tikslas yra būstą įsigyti. Tai per 10 sukaupti pakankamą sumą, kad turėti nuosavą būstą be jokių įsipareigojimų, kaip pavyzdys, yra pasiekiamas dalykas. Vėl, per 5 metus, sunkiau pasiekiamas. Per 2 labai sunkiai, jau turėtų būti labai specifiniai situacijai. Per 10 90% žmonių tikėtina turėtų tą galimybę, tiesiog teisingai susidėlioja planą. Tai aš galbūt visą laiką pradėčiau nuo dialogo, kas man svarbu, nes vis tiek žmonių didelis kiekis, skirtumai irgi yra, pas vieną bus vienas prioritetas, pas kitą kitas, pas trečią trečias. Kitas dalykas, jeigu niekaip nepavyksta išsigryninti šitą, tai tiesiog finansinės laisvės skaičių išsigryninam, kiek pinigų turėtų būti investicijose, ir pagalvokime apie tą situaciją, kad galim rinktis, kur dirbti, ką dirbti, kiek dirbti ir ar apskritai reikia dirbti. Man šita vieta yra tikriausiai tas, ultimate freedom bendrai paėmus. Tas laisvės jausmas, kurio turėtų siekti didžioji dauguma, nes tiesiog tokia vidinė ramybė gerokai geresnė atsiranda iš tos pusės, kad nereikia padaryti blogų sprendimų. Ir karjeros pirmose metuose tikrai bus pavyzdžių, kurie primins, kad į darbą nėra taip smagu keliauti ir tikėtina užtikrins, kad sveriant tą ar finansinė nepriklausomybė yra geras dalykas ar negeras dalykas, tikrai atrodys, šitą aš tikrai noriu daryti, nes šitoj vietoje tiek metų aš tikrai nenoriu prabūti. Tai visą laiką taip galvoju. Dar labai norėčiau paklausti, koksai kaip portfelis yra geriau turėti pradžioj, o kitas gal jau įsivažiavus į investavimą, ar dividentinis, ar tas akumuliuojantis? Aš manau, didžiąją daugumai vis tiek akumuliuojantis pasirinkimas bus efektyvesnis, nes pirmas dalykas tai yra pasyvesnis, tai nereikalauja tiek daug. Nereikia prižiūrėti gal tiek. Teisingai. Ir antras dalykas, tai dažniausiai optimalesnis pasirinkimas mokesčių prizmėje. Nes vis tiek, jeigu mes gaunam distribucijas arba dividendus arba palūkanas, mes iš karto turim susimokėti mokesčius prieš reinvestuojant pinigus, nes uždirbom tam tikrą pinigų sumą. Vėl yra įvairių lengvatų, dabar investicinė sąskaita nuo kitų metų tikėtina atsiras, tai čia atsiras tam tikrų laisvumo pusių ir galbūt taps efektyviau iš mokesčių pusės rinktis abu, bet tam tikrais pavyzdžiais apmokestinimas vyksta kitose šalise prieš mums gaunant pelnus, tai čia irgi labai priklauso nuo įrankio, kurį išsirinksim. Dabar, jeigu mes išsirenkam, sakykime, kažką, kas mums moka pinigus, tai įsivaizduojam scenarijų, mes gavom grąžą, susimokėjom pinigų su mokesčių inspekcija, taip sakant, atsiskaitėm ir tada likusią pinigų sumą investavom atgal, kad kapitalas vis augtų. Jeigu mes perkam akumuliuojančius pasirinkimus, kur kapitalo prieaugis yra pagrindinė grąža, tai visa grąža yra nerealizuotas pelnas tol, kol nepardavėm. Ja. Tai reiškia, aš parduosiu už 30 metų ir tik tada mokėsiu mokesčius. Tai šioje vietoje gali būti daug efektyviau, pasyviau ir laiko nešvaistant. Bet reikia pasverti emocinę dalį. Kartais turėti įrankį, kad ir mažą galbūt dalį, kuris tau moka kiekvieną mėnesį, kad ir ten 10 centų, kad ir eurą, sėdi galvoji. Mano pinigai man nedirbant, dirba man, nes žiūrėkit, krito euras. Tai kartais pačioje pradžioje apsimoka tą pirmą eurą pamatyti, kad jis grįžta, tiesiog sulaužyti tam tikrus mechanizmus savo galvoje, kurie sako, kad čia yra apgavystė ir pinigai nedirba ir čia nesąmonė, nes turim tam tikrų žinučių iš galbūt vyresnės tam tikros kartos, tam tikrų įsitikinimų iš žmonių, kur kad investavimas yra visiška nesąmonė. Ja. Tai pamačius, kad pinigai dirba, tu negali ginčytis. Ir čia tikėtina šeimose dažnai bus pasirinkimas, kur pasakysi, aš tai investuoju, sakysi, tai prarasi pinigus. Tai šioje vietoje parodant tuos pasirinkimus kartais net ir vyresniems žmonėms, nes pas mane gan dažnas pasirinkimas būna, kai žmonės ateina ir sako, aš noriu tėvams padėti investuoti, bet tėvai netiki, kad investavimas veikia. Aš sakau, tai pabandom su maža suma, kažkur, kur grąža iš karto grįžta, ten po 3 mėnesių, po 4 mėnesių. Ir kaip pirmi kapsiukai, taip sakant, krenta atgal kaip eurai, sėdi žmogus ir toks mechanizmas kažkoks lūžta galvoje, tam tikrai įsitikinimai ir galvoji, gal aš buvau neteisus, gal yra kažkas, kuom turėčiau pasidomėti, gal mano patirtis nėra teisinga dabartiniam scenarijui. Ir čia prasideda ta visa, taip sakant, kelionė investavimo. Taip. Dar mes ir per paskaitas dažnai kalbam, kokios įmonės pradeda augti ir iš tikrųjų iš to galima rasti idėjų, kur investuoti. Tai pavyzdžiui, dabar nesenai per vienas paskaitas buvom įsigryninę atominių elektrinių kaip kompanijas, kurios kuria tas mažesnius reaktorius kompanijom arba miestam ir panašiai. Ir aš kažkiek esu jau į tai irgi investavęs, iš seniau iš tikrųjų. Ir
kokių dar augančių, kaip, nežinau, rinkų ar kompanijų, kaip sferų, kaip, nežinau, bendrai įžvelgiat? Nu, čia toks, žinai, komplikuotas klausimas, nes už 3 mėnesių tai gali būti visiškai neteisinga informacija atėjus naujai informacijai. Tai, bet bendrai paėmus aš vis tiek sakyčiau, robotizavimas kaip rinka, energetikos rinka kaip sektorius bendrai egzistuojantis. Visas dirbtinio intelekto bumas, nu, mes dar vis turim verslų, kurie tai išnaudos savo sferoje daug efektyviau ir pradės daug pelningiau dirbti. Tai kaip sektoriai tai gali būti pasirinkimai ir kartais mes net nenorim rinktis individualių kompanijų, kartais mes norim rinktis tos pačius fondus to sektoriaus, taip sakant, top verslai būtent iš to sektoriaus ir uždirbti per tą prizmę. Bet čia vis tiek prasideda tas aktyvus valdymas. Aktyvaus valdymo pusė, kur kartais ne visiems net nereikėtų čionais keliauti. Dabar, jeigu nusprendi keliauti akcijų pusę, tai keli dalykai. Pirmas dalykas. Pagrindinis argumentas, kodėl tu turėtum investuoti į verslą, tu turėtum sakyti, kad aš esu užtikrintas, jog šitas verslas metai iš metų uždirbs vis daugiau ir daugiau pinigų. Jeigu tu negali atsakyti kodėl, nu, tai galbūt tas su loterijos palyginimu galbūt čia labiau jau linkstam. Dabar, jeigu tu ieškai kažkokių, moki analizuoti, patinka finansus analizuoti, patinka verslus nagrinėti ir sakai, aš matau tą galimybę ir čionais šitas verslas tikrai uždirbinės vis daugiau ir daugiau pinigų, sekantis klausimas turėtų būti, ar jis teisingai vertintas rinkos, ar jis yra nuvertintas, ar yra pervertintas. Nes čia iš Peter Lynch, tokio vieno autoriaus, geriausio tikriausiai visų laikų fondo valdytojo tam tikrų laikotarpių, komentaras buvo, kad į vieną kompaniją, kurią nereikėtų investuoti, yra apie tą, apie kurią šneka visi. Tai šiuo atveju mes visi žinom, apie kurias kompanijas visas pasaulis šneka, tai kai tavo taksistas komentuoja, kad čia kompanija, į kurią reikėtų investuoti, tai tu truputį taip skepticizmą įsijungi. Tai jeigu tu gali atsakyti, kodėl visą laiką uždirbs pinigų ateityje ir kodėl šiuo metu yra nuvertinta, čia yra 2 atsakymai, kodėl tu iš tiesų turėtum sakyti gerai. Tai yra kompanija, kuri man patinka ir noriu investuoti. Dabar šitos žinios dažniausiai ateina iš tavo patirties. Tai reiškia, galbūt darbuojas toje sferoje, galbūt darbuojas, nežinau, tame sektorėje, galbūt naudoji prekes, kur žinai, kad šitos prekės turi milžinišką konkurencinį pranašumą prieš bet kokius konkurentus ir todėl jos gali išlikti pagrindinės šioje sferoje. Tai dažniausiai tas vadinamas circle of confidence, čia iš Buffetto paimtas pavyzdys, bet žmonės dažniausiai turi savo tuos vadinamus hobio circle of confidence, darbo circle of confidence, taip sakant, patirčių circle of confidence, tai tavo specifinės žinios leidžia tau žvalgytis verslų tam tikrose sektoriuose pagal tavo patirtį. Ir čia ir gali surasti tų perliukų geriau negu likę investuotojai. Bet vėl, 90% žmonių galbūt net nereikėtų šito ieškoti. Yeah. Galbūt tiesiog pasyvus investavimas ilguoju laikotarpiu uždirbs milžiniškas sumas. Ir vėl, gal nebūsi tas vakarėlių komentatorius, kur sakysi, mano ten investicija 50% paaugo per savaitę, bet statistika rodo, kad per 10-metį aplenksi 99% aktyvių investuotojų. Tai, žinai, sėdėti ramiai ir matyti, kaip tavo pinigai dirba efektyviai ir arba girdėti vieno vakaro istorijas, bet žmogaus, kuris nekalba apie dar 90 skirtingų pasirinkimų, kurie sudegė, čia jau tavo pasirinkimas, kurioj pusėje nori būti. Ja. Kelis autorius užsiminėt, Warren Buffettą, čia nelabai autoris, bet ir autoris. Shareholder letters vis tiek perskaityčiau, tikriausiai irgi. Kokių dar kaip knygų, kurios nebūtinai gal apie investavimą, bet apskritai apie kaip karjeros laiptus ir apie pinigų kaip gavimą turiu pasiūlyti? Čia, žinai, knygos labiausiai padės, jeigu ieškai atsakymų specifiniam klausimui. Ir čia gerų knygų yra begalė, bet galbūt įvardinam kokioj situacijai, kuri būtų tas geras pasirinkimas. Tai tikriausiai, jeigu mes dirbam su pinigų įsitikinimais, pavyzdžiui, kad ar reikia investuoti, ar nereikia investuoti, ar reikia valdyti pinigus, ar finansai turėtų būti fokusas apskritai, pinigų psichologija, man rodos, yra numeris 1. Čia tikriausiai perskaityčiau netgi skirtingais etapais gyvenimo, nes pasiemi vis skirtingas pamokas. Kai kurie būna anksčiau naudingi, kai kurie vėliau, dar ir dabar randu naudingos informacijos toje knygoje. Dabar, jeigu mes ieškom investavimo strategijos, kuri iš tiesų pasiteisintų, pavyzdžiui, ar mums reikia žvalgytis į visus skirtingus akcijų fondus, ar reikia dėliotis įvairias strategijas, ar reikia nagrinėti individualius verslus, yra tokia 2 vakarų tikriausiai knygutė The Little Book of Common Sense Investing. Tai mažoji sveiko proto investavimo knyga, kažkaip panašiai verčiasi.
realiai 200 puslapių ir jį, nu, tokio dydžio. Tai, Yeah. Nėra ką veikti, taip sakant, perskaityti, ypač lyginant su tiek informacijos, kiek jūs suvalgot iš paskaitų, taip sakant, čia prisėdu galiu per vieną vakarą perskaityti realistiškai. Tai šita labai gerai atsako į klausimus ir iš tiesų užtikrina, kad ar tikrai tie žingsniai, kuriuos darau, yra teisingi. Dabar jeigu judam labiau produktyvumo pusę ir jeigu judam labiau į tą prizmę, kad aš noriu iš savo sakykime, įgūdžių, iš savo darbo uždirbti didžiausius rezultatus, reiškia sukurti daugiausiai vertės. Vienas pirmųjų aš tikriausiai 4 valandų darbo savaitę perskaityčiau. Čia anksčiau negu vėliau duos labai daug įžvalgų ir sugadins tam tikras žinutės, kurias galbūt kalė visą gyvenimą ar tėvai, ar seneliai, ar dėstytojai, kad yra skirtingų būdų dirbti efektyviau ir jeigu tu gali pasiekti tų pačių rezultatų per gerokai mažesnį laikotarpį negu tavo, sakykime, kolegos, tai tavo rezultatai tiesiog gerokai pralenks šitą vietą. Tai vat, tikriausiai tokie 3 pagrindiniai tuos dalykus, į kuriuos paminėjai, kad reikėtų užkabinti. Dar toksai irgi bendresnis klausimas. Ką dar veikiate, ką laikytumėt investiciją? Čia be podcast'o, be kanalo, nežinau, iš hobių pusės. Ką irgi laikytumėt investiciją, gal net nebūtinai pinigų kaip prasme. Čia labai geras klausimas ir platus klausimas, bet aš tikriausiai vieną iš, sakykime, galbūt aš anksčiau to nevadindavau investiciją, iki tam tikros irgi vienos knygos, kurią pagavau, ten Die with Zero, ir buvo irgi toks, tik tai angliškai kol kas prieinama, bet irgi labai, palaužė tam tikrų įpročių iš mano pusės. Vėl, nerekomenduočiau kaip pirmą knygą, bet pabuvus investavimo pasaulyje irgi tam tikrą požiūrį pagadina. Tai kelionės yra mano tikriausiai prioritetų sąraše vienas iš to pasirinkimų. Vėl, per metus nuo 6 iki 12 skirtingų šalių, tikriausiai paskutinius 5 metus keliauju, taip bendrai per tą fokusą. Dabar, ką aš turiu galvoje, didžiąją dalimi, jeigu tu pagalvosi apie praeitus metus, užpraeitus metus, taip toliau, mano pavyzdžiui, aš atsiminsiu savo keliones. Kažkokius įvykius, kur aš nukeliavau, ką aš patyriau, naujas pažintis, naujus įspūdžius, naujas vietas, taip sakant, tas, angliškas tas explore modas, man labiausiai patinka tokį taip laisvalaikį leisti. Tai reiškia keliauti, patirti kažką naujo, pasižiūrėti, pasižvalgyti, kaip kiti gyvena, pasaulėžiūra bendrai plečiasi labai gerai. Tai reikėtų nepamiršti, kad tai irgi investicija, nes kiekvieną kartą, kai tu prisimeni apie savo buvusią kelionę, tai yra kaip ir įspūdžių, tokie dividendai, galime sakyti, tam tikra grąža tau. Kiekvieną kartą, kai tau geros emocijos grįžo pas tave, nes tu prisimeni tą, pakalbėjai su antra pusė, pakalbėjai su draugais arba dar kažką, tai irgi dividendai. Tai dabar pagalvok, jeigu tu turi 1 kelionę pirmais metais arba 10 kelionių pirmais metais, kas turės didesnį dividendų distribuciją per ateinančius 50 metų plus. Tai čia yra, sakyčiau, vienas iš tų investicinių irgi pasirinkimų, kur ne visi pavadins tai investicija arba ne visi galbūt pritars, kad tai yra investicija, bet per mano požiūrį tai ir atitinka tos parametrus, nes man atrodo mūsų įspūdžiai, mūsų patirtis vis tiek padaro mūsų gyvenimą tą tokį pilnavertiškesnį bendrai paėmus. Antras yra sveikata. Vis tiek sportas, taip sakant, judėjimas, visokie įvairūs pasirinkimai šioje vietoje. Jeigu tu investuoji tik tai su sąlyga, kad sulaukti gero 70-mečio, bet savo sveikata nesirūpinint, tai tikriausiai nesulauksi bendrai paėmus. Tai tu turėtum sukombinuoti, kad tu ir gerai jausies dabar ir ateityje ir tavo pinigai dirbs tau. Tai man atrodo, čia yra viens prie kito šalia einantis pasirinkimai. Taip. Nežinau, kokių dar klausimų paklausti. Norėčiau paklausti, ar turėjote kažkokių verslų, kur kažkokios patirties kaip verslo sferoje. Pavyzdžiui, mūsų programai labai mes daug, kaip kūrėm net šitą podcastą, kad įkūrėm. Nežinau, mes labai daug domimės Lietuvos vienaragiais, taip toliau. Irgi kvietėme verslininkus, pasakau. Tai ar turi tokios patirties, kokių verslų galbūt turėjote? Tai pas mane patirtis gan anksti prasidėjo. Aš turėjau nuo idėjų, kur mes ten pradėjom Italijoje kavinės, taip sakant, vėl neišsivystė į verslą, uždarėm anksčiau, bet vien pasiskaičiavus ir per tą praktiką praėjus.
iki ten porcelianinių puodukų pardavinėjimo Anglijoje, iki dabar, vat, kai prasidėjo dividendų eksperimentas visas prieš 5 metus, nu, tai tapo verslu. Dabar aš prižiūriu Financial Lithuanians, kas yra kūrėjų visa bendruomenė, kur mes padedam žmonėms pradėti investuoti iš skirtingų sferų. Tai reiškia, kad visi finansiniai pasirinkimai po vienu stogu. Tai paskutiniai 5 metai yra gimę kaip individuali veikla, tokia, sakykime, efektyvi. Po to tapo mano paties ten mažoji bendryja, kaip prekės ženklas visas dividendų eksperimentas. Dabar pritraukime jau ir užsienio kapitalą, taip sakant, UABas atsirado, visą tą. Tai, sakykime, versle sukuosi 5 metai tame, kuriame sukuosi dabar, bet tai niekada nebuvo pirmas pasirinkimas. Tai visą laiką, galbūt, sakykime, tai nebuvo, kad pradėjau, sugalvojau idėją verslo, sukūriau ir iš karto sprogo. Tai tikriausiai buvo, pabandom šitą, šitas pradėjo važiuoti, važiuojam su juo, žiūrim, kas bus. Tai man tas verslumo pusė gimsta iš to, kad nebijai klysti, nori pabandyti ir matai problemą, kurią nori išspręsti. Tai, taip sakant, o kaip pavyzdžiui, sakykime, kas mėnesį turi 100 eurų ir turi idėjų verslui, kur, pavyzdžiui, kur labiau apsimoka, ar tiesiog S&P 500 ir palieki, ar geriau bandyti ir įkurti savo verslą, kažką savo? Čia toks, žinai, irgi komplikuotas lyginamai klausimas, nes rekomendacijų nenoriu dalinti, kad tiesiog nebūtų labai, kad tik tai tas yra geriau arba tas geriau, tai čia irgi visi turi per savo tą, taip sakant, savo sferą perfiltruoti, ar jiems atitinka tas scenarius. Iš mano pusės, aš manau, kad pasyvus investavimas prie tavo kelionės turėtų egzistuoti visą laiką. 100 eurų tavo versle per daug neturės įtakos, tavo laikas versle turės daug įtakos. Tai reiškia, jeigu tą 100 eurų aš galiu atsidėti ir pasyviai palikti investicijose, bet aš galiu įdėti, sakykime, papildomas 10 valandų per savaitę, ta grąža yra eksponentiškai didesnė versle, nes tavo įgūdžiai liks su tavim, 50, 60, 70 metų į priekį, jie tau iš tiesų atneš didžiausią grąžą. Kad investicijose reikia kažkokių finansų pačioje pradžioje, taip, logiška, bet didžiąją dalimi finansavimas yra lyginamai lengvai prieinamas ir, startuolių visas pasaulis tikriausiai lengviausiai čia gali užtikrinti šitas vietas. Lietuvoje pakankamai pažengęs. Labai. Ir aš sakyčiau, kad galbūt mano tos pasyvios investicijos turėtų važiuoti šalia, bet mano laikas turėtų keliauti ne į investicijų priežiūrą, o būtent į verslo pusę. Nes čia pasimatys iš tiesų tie didesni rezultatai. Ir versle, kai, taip sakant, vis tiek turim suprasti, kad pirmas dalykas, darbo tikrai daug, tai pareikalaus labai didelių resursų, tai turėtų būti tas, kur norisi būti, kur patinka būti, kur patinka spręsti problemas, nes verslo tas mechanizmas niekada nebus be problemų. Tu tiesiog išsprendus vienas problemas, atrakini didesnės problemas, išsprendus tas, atrakini dar didesnės ir važiuoji tą pusę. Tai pačioje pradžioje aš galbūt labiausiai fokusuočiaus, kokie įgūdžiai mano pusėje turėtų būti tie, kuriuos aš turiu išsiugdyti, kad galėčiau sėkmingai vystyti veiklą. Tai galbūt tas 100 eurų klausimas yra nebūtinai S&P 500 investicija kaip pavyzdys, bet galbūt mano įgūdžių pagerinimas tam, kad aš versle galėčiau geriau darbuotis. Va čia aš jau, sakyčiau, į save investuoti dažniausiai bus didžiausia grąža, bet pasyvų investacijų nenoriu nurašyti tam, kad nebūtų situacijos, kur mes, sakykime, 10 pravažiavom su įvairiausiais pasibandymais ir viską investavom tik tai į save, bet dar vis neinvestuojame į pasyvius pasirinkimus. Kuo anksčiau gali tą mažą sumą palikti periodiškai investuojama, tuo bus lengviau didesnės sumas po to ateityje investuoti irgi į tos pačius įrankius. Tai tas miksuotas biškiai atsakymas, bet tikiuosi aiškiau. Ne, geras atsakymas, taip. Dar norėčiau pasidomėti, pavyzdžiui, kokių savybių, jūs užsiminėt apie savybės ir apie savybių ugdymą, tai kokių savybių jūs pastebėt, kad dabar šiuolaikinis kaip jaunimas, galbūt jiems trūksta, nebūtinai investavimo pasaulyje, bet ir verslo pasaulyje? Labai sunku sakyti, žinai, apie visus tokių
vienu, kad čia tikrai yra blogas pasirinkimas ir viskas. Tai vėl, iš mano patirties, kiek man teko susidurti, tai priimk per tą prizmę, kad vis tiek per mano pasaulėžiūrą. Aš manau, kad komunikacija ir pardavimai yra du skillsai, kurie duoda, įgūdžiai, kurie duoda daugiausiai rezultatų. Ir kiek man teko susidurti, kai kurie žmonės turi labai puikią komunikaciją ir šioje vietoje gali lengvai bendrauti su žmonėmis. Tai pavyzdys, mes susitikom, kelios žinutės, taip sakant, iš karto bendraujam ir šokam į pokalbį. Kiti žmonės negali turėti pokalbio ir tiesiog žiūrėti žmogui į akis ilgiau negu 10 sekundžių. Tai šioje vietoje aš sakyčiau, kad komunikacijos tas pagrindinis dalykas, turi būti kažkas, ką galim išmokti, ką galim išsiugdyti pas save, nes tai padeda visose sferose. Taip sakant, ne verslo pusėje, darbo pokalbiuose, jeigu kada nors reikės, apskritai netgi ten, nežinau, su nuoma reikia apsitarti, ar mes mokam tą pačią sumą, taip sakant, pabendraujam, ar galim susimažinti galbūt, arba galbūt nepasididinti kaip pavyzdys, irgi vis tiek komunikacijos reikės. Tai galimybė bendrauti su žmonėm, turėti tą tokį ryšį lengvai diskutuotina yra vienas iš, taip sakant, įgūdžių, kurį tikrai, sakyčiau, reikėtų išsiugdyti. Ir pardavimai turi tiesiog blogą vardą. Kažkodėl, kai pasakai žmonėms pardavimai, dažniausiai visi įsivaizduoja. Skambinu tau, žinai, tu nieko nežinai apie tave, taip toliau, taip toliau. Realistiškai pardavimai yra išsiaiškinam, ar žmogui to reikia. Jeigu žmogui to reikia, pasiūlom kaip paslaugą, jeigu tai išspręs jam problemą. Jeigu teisingai padaryti pardavimai, tai turėtų kiekvienas tas kontaktas išspręsti žmogui arba klientui tam tikrą problemą, su kuria jis arba jis susiduria. Ir čia yra, taip sakant, nėra verslo be pardavimų tikriausiai pusės. Vis tiek kažkuri vieta veikia. Tai dabar, kai pasakau pardavimai, visi įsivaizduoja tos skambučius, cold calling realiai pavyzdys. Pagalvok, jeigu esi kompanijos vadovas. Ar tu turi turėti įgūdį, parduoti idėją, kur ateities plėtra? Kur verslo idėja, kur apskritai nori būti už metų, už 2, už 3, už 5. Jeigu tu to negali padaryti, tavo komanda tiesiog subirės kažkurio momentu. Tai tas komunikabilumas ir pardavimų skillsas, nebūtinai, kad žmogui parduoti kažkokį produktą, bet apskritai paaiškinti idėją, paaiškinti, kodėl tai yra svarbu, kodėl manai, kad tai išsprendžia tam tikras problemas, kodėl tai turėtų būti diskutuotina ir suvaldyti tą pusę, aš sakyčiau, čia yra privalomi 2, kurie tikrai turėtų būti. Vėl, motyvacija, ryžtas, taip sakant, tas noras daryti tai ilgesnį laikotarpį ir galbūt atidėti rezultatų gavimą kuo toliau, čia visi yra tokie papildomi, kurie tikrai tau padeda. Bet tu gali juos susikurti ir ateitie, taip sakant, tai nesugadins tavo verslo per 1 mėnesį. Kur jeigu tu negalėsi komunikuoti su savo komanda, taip sakant, vieno žmogaus verslas bus. Tai vieno žmogaus verslas, yra situacijų, kur ateitie galbūt su visų automatizacijom, su dirbtiniu intelektu čia galimas egzistuoti, taip sakant, variacijos, bet aš sakyčiau, žmonės dažniausiai ir naudojasi, ir perka iš žmonių, tai turėti tas idėjas, suprasti jas, tikrai, sakyčiau, privalomas dalykas, į ką atsižvelgčiau. Ja. Apskritai finansinis raštingumas Lietuvoje, kaip plečiasi, bet dar nėra jisai labai aukšto lygio. Aš, pavyzdžiui, manau, kad visur turėtų būti mokinamas finansinis raštingumas. Kaip manot, nuo kokio amžiaus turėtų būti mokinama? Nes daug kas, pavyzdžiui, kai gimsta vaikai, sueina kokie 5 metai, nenori kalbėti dar su jais apie pinigus ir pradeda apie pinigus kalbėti kai kokie 14 metų ten ir panašiai, kai atrodo jau vaikas tikrai turėtų jau apie tai žinoti. Nežinau, ar yra tokio specifinio geriausio amžiaus, kada pradėti, čia reikėtų gal į ekspertus truputį atsiremti, bet aš vis laiką esu tos nuomonės, kad jeigu tėvai tai daro, vaikai irgi tai darys. Tai labiau, jeigu tėvai yra finansiškai raštingi, investuoja, atsideda, valdo finansus, vaikai vienaip ar kitaip gaus tas žinutės. Jeigu būsim situacijai, kur apie pinigus kalbam, taip sakant, viešai, šeimoje tik tada, kai tai yra problema, tai čia atsiras visi psichologiniai trigeriai, kad pinigai yra blogis ir apskritai apie tai nekalbam ir tai yra tabu ir taip toliau. Tai aš galbūt, mano dabartinis fokusas, kad tėvai visi pradėtų investuoti ir rūpintis savo pinigais tam, kad galėtų perleisti tą pusę. Dabar, kada tas geras amžius, aš manau, vėl nereikia galbūt tenais aiškinti, ant kiek pinigai yra, sakykime, valdantis pasaulį ir kaip tai yra sunku ir kaip tai, ta, sakykime, blogesnė žinutės pusė, bet paaiškinti ten, sakykime, kad toks dalykas apskritai egzistuoja, nors, sakyčiau, ankstesnis laikotarpis yra tikriausiai geresnis negu blogesnis. Tik
labai jau, pirmas žingsnis yra, čia kaip, žinai, lėktuve, kai skrendi, degonės kaukės iššoka, tai nebandai finansų sustvarkyti per vaikus. Pirmas sustvarkai savo finansus ir tada, taip sakant, jau vaikų pusėje. Tai jeigu esam situacijai, kur patys nemokam valdyti savo finansų ir bandom išaiškinti vaikams, kaip jie turėtų tai daryti, tai čia, žinai, scrollinu telefoną ir sakau, tu skaityk knygą. Ką mes matysim? Matysim, kad irgi scrollinu telefoną. Tai sutvarkom savo situaciją, tada galėsim padėti, taip sakant, vaikams irgi gauti tą žinutę. Tai jau geriau susitvarkius ir galbūt vėliau perleisti tą teisingą žinutę, negu perleisti blogą žinutę ir tada tikėtis, kad kažkas išsispręs, nes aš tiesiog kalbėjau apie pinigus. Tai va, čia tikriausiai tos pagrindinės normos. Ja. Mokyklose būna ekonomikos pamokos, bet bent jau iš mano patirties, tai labai mažai kas iš tikro lankė ir aš neįsivaizduoju kodėl, nes iš tikro labai daug naudingų dalykų išmokom ir tie, kas lankėm, aišku, ir universitete tikrai pritaikėm. Aš norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė, kaip galima paskatinti mokyklose ir kažkaip kitaip mokinti, kad būtų ir įdomu ir kad mokytųsi iš tikrųjų. Žinai, paskatinti tai lengva, įvesti, kad tai yra privaloma edukacija, tikriausiai yra pats paprasčiausias dalykas ir aš manau, kad tai turėtų būti tam tikro finansinio raštingumo pusė. Tikriausiai didesnis klausimas, kiek mes turim ekspertų, kurie gali apie tai kalbėti. Mano kaip pavyzdys asmeninis yra, aš turėjau ekonomikos pamokas mokykloje, bet vėl, nevarant mokytojų šitoje vietoje, bet mano mokytoja buvo technologijų pamokų, ten buvo darbų tokie, kur sakykime, gaminti, megzti tos, sakykime, sferos. Tai aš apie ekonomiką išgirdau tiek, kiek buvo vadovėlėje, taip sakant, perskaitam, kažką nieko nesuprantam, taip sakant, paaiškinimo kaip ir neegzistuoja, tas ekspertiškumas, sakykime, net neegzistavo toje vietoje, tai ta ekonomikos pamoka buvo kaip ir, sakykime, nieko verta. Labai smagu, kad pas tave kita patirtis, žinai, turėjai, padėjo, sudėliojo tam tikrus dalykus, iš tiesų išnaudoja ateityje. Tai aš galbūt tikiuosi, kad mūsų kaip ekspertų finansų raštingumo sferoje didės kiekis ir tai pradės pasiekti vis daugiau ir daugiau žmonių per tą prizmę, kad tai yra normalus dalykas, apie ką galėtume kalbėti. Manau, didesnis poveikis galbūt net nebūtų eiti per švietimo sistemą ir sakyti, jūs čia privalote ir taip toliau, nes tai yra labai ilgas kelias ir toks, potencialiai užtrunkantis 10 metų plus, vien pakeisti pagrindinius dalykus ir ką reikėtų, ko nereikėtų mokinti, lyginamai sunkus. Vėl, jeigu kažkam pavyks, aš tikrai pilnai darom. Bet labiau galbūt argumentas yra kaip nors pabandyti panaikinti tą, kad pinigai yra tabu. Dabar vėl pabandyk atsidurti situacijoje, kur arba galbūt su draugais, arba galbūt su tėvais, sakykime, arba kažkokiam, sakykime, šeimų skirtingų susirinkime, užsimink apie pinigų temą. Vien žvilgsniai tau parodo, ant kiek tai kai kuriems žmonėms yra visiškai tabu. Tai jeigu mes galim panaikinti, kad tai yra tabu, pagalvok, koks stiprumas yra, kai tu draugų rate gali atvirai kalbėti, kokias bankinės palūkanas gavai šioje vietoje kaip pasiūlymą, kaip nusidėrėjai žemesnės, kaip tai gali padėti tavo draugams šitoje vietoje, kokius biudžeto skirtingus būdus išbandėjai, kurie tau iš tiesų veikia arba neveikia, kokią investavimo idėją susiradai, kad tau iš tiesų labai pasipelnyti, kodėl tai manai, kad tai yra pelninga investicija. Tai jeigu mes tą tabų galim truputį panaikinti, aš manau, kad čia yra labai greitas šuolis, nes taiga vienas žmogus, kuris žino informaciją, išmokina 5. Tie 5 išmokina 25. Ir šitoje vietoje ta sklaida labai greita yra, kur tas, sakykime, švietimo sistemos keitimas, gali įvykti ir aš tikiuosi įvyks ir aš dabar jau pradedu matyti kažkokius papildomus vadovėlius, papildomas klases, kurios yra būtent finansinio raštingumo, tai atrodo, kad po truputį judam šitą linkmę, bet kad tai įsinertų į tą privalomą edukaciją, kurią mes išmokstam tam tikrose klasėse, aš manau, kad mes dar gan toli nuo tos vietos. Tai tabų ataka, taip sakant, tabų sunaikinimas bus galbūt greitesnis tas rezultatas bendrai paėmus. Tai pagrindė reikia atsirinkti kaip draugų gal ratą ir panašiai, kur galima kalbėti su žmonėm apie investicijas ir bandyti su jais kalbėti. Pavyzdžiui, jeigu kažkas nežino, bandyti aiškinti ir kaip tinklinė rinkodara vos ne tokia.
Gal, žinai, nesakyčiau, vat, jeigu tu net neinvestuoji, tai aš su nedraugausiu. Irgi ne, toks, taip, žinai, metam lauk. Labiau galbūt per tą prizmę, kad, žinai, kad tai nėra diskusija, nuo kurios žmogus užsidaro. Ir vėl, gali būti įvairiausių įsitikinimų, kodėl žmogus nenori apie tai kalbėti, bet aš manau, lengviausias būdas žmonėms parodyti, kad tai yra vertingas, yra savo pavyzdžių. Paim paprastą situaciją, kur tu dabar investuoji, tarkim, 5 metus iš eilės ir tu atvirai pasidalini su savo aplinkiniu ratu, kokie tavo, sakykime, rezultatai ir kaip tau sekasi ir kaip tai įdarbina pinigus ir kaip tai atrodo. Pirmais metais galbūt niekas nekreips dėmesio. Aš ten, kai pradėjau pasakoti, kad aš investuoju ten po 50 eurų į savaitę, visiems buvo eik, net portfelio nėra. Dabar, kai rodau, žinai, 100 000 portfelius ir investuoju kai kuriais mėnesiais ten po 10 000, tai žmonės palano, jau man čia jau, žinai, per toli, irgi toks atsiranda. Bet kadangi yra visa ta kelionė nuo pat pradžių, tai, žinai, gali pradėti kurioje nori etape. Tai dabar man ne problema diskutuoti su žmonėm, kurie investuoja mažom sumom, vidutinėm sumom, didelėm sumom. Norėtųsi, kad tų sėkmės istorijų atsirastų vis daugiau ir daugiau pasaulyje, bendrai, kurios paskatintų aplinkinius sakyti, gal mano tas įsitikinimas, kad investavimas yra skemas ir tai yra blogas ir tai, žinai, pinigai apskritai yra blogis, yra neteisingas, gal man reikia pasiduoti šitoje vietoje. Tai mano nuomonė, kad tos sėkmės istorijos ir žmonės, kurie patys iš savęs nebijo dalintis tos sėkmės istorijom, bet nėra tas, kad štai tau kišu į gerklę, kad tu čia investuok ir turi privalomai žiūrėti į šitą sferą, bus efektyviausias dalykas. Nes matom, kad per prievartą edukuoti ir privalomai versti žmonės daryti kažką niekada neveikia. Čia yra labiau laisvas pasirinkimas, bet mes turim išmokinti žmonės, kad tai yra pasirinkimas ir kad tai yra galimybė. Tai, mano toks požiūris. Tai nežinau, tai pabaigai galbūt žiūrovams kaip palinkėjimą, kaip patarimą kažkokį, pagrindė studentams galbūt, bet ir kitiems. Ja. Čia, žinai, mano visą laiką pasirinkimas šitoje vietoje būna iš tiesų žengti tos pirmus žingsnius. Dabar, kodėl taip sakau, nes daug knygų yra, daug galimybių yra, daug šaltinių yra. Didžioji dalis tos tikrosios edukacijos ateina iš praktinių žingsnių. Tai paskatinsiu tikriausiai daugumą neuždelsti toje pusėje, kur sako analysis paralysis, tiesiog analizuojam ir paralyžių suima, nes tiek daug informacijos. Tiesiog paimkit mažą pinigų sumą, įdarbinkit į patikrintus instrumentus, licencijuotus, taip sakant, užkabinam Lietuvos banką šitoje vietoje, kad patikrinam puslapyje, jog tas pasirinkimas egzistuoja. Net jeigu tai nereguliuojama rinka, kur kalbėjom vis dėlto kripto pasirinkimus, bet pasibandyti ir galbūt ir nudegti su ta maža suma į tam tikrus įrankius ir tiesiog pamatyti, kad pinigai gali dirbti tau, yra lobis, jeigu tai galime atrasti 20, o ne 40. Nes didžioji dauguma žmonių tai pamato 20 metų vėliau ir paskaičiavus, kokią grąžą jie galėtų gauti tiesiog iš to, kad tai būtų pradėta anksčiau mažomis sumomis, yra nerealistiškas, taip sakant, skirtumas. Tai tiesiog paskatinsiu žengti pirmus žingsnius. Ačiū. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjote. Aprašyme rasite visas nuorodas į Emilio kanalą, nežinau, podcastą. Instagramą, ką dar pareklamuoti? Jo, viskas, tai čia tiesiog gal tas priminimas. Jo, tai dar kartą ačiū, viso gero.